Kas miega. Susiuk. Ar tu miegi? Gal tu nori eiti į tualetą? Eik tualetas, eik į tualetą. Susiuksiu ateinu. Aš kol kas pakvėpau grynu oru, biškį pakvėpau. Tai dabar važiuosim toliau. Šiandien važiuojam į apžiūrėti Mamos Torą į Peak District nacionalinį parką. Mums liko kiek minučių važiuoti tiesiog liko mums? 45. 41. Biskis miegų suklydo, bet beveik teisingai. Valgo riešus ir man duoda. Mane maitina. Когда-нибудь обязательно вернется в цивилизованный мир, чтобы написать о Западе. Как žmonių čia privažiavo. Посуките Кайрен. Имейте в виду, вернетесь к тем бездельникам, что кропают. Скорее всего, да. Бросьте это, сэр. Бросьте, очень вас прошу. Поверьте, вы пропадете. Конечно, поезжу по свету, чтобы изучить страны и народы. Со временем вернусь к себе на родину и нависнет облупившийся потолок. Mes dar neatvažiavom. Ревматизм обеспечен. Здесь вы восседаете на лошади, а там в мягком Kur mes кресле. važiuojam? Здесь в любом... А там будете протирать штаны за письменным столом и попусту тратить силы на какую-то Tai horizonto išlyginimas yra. Va, kaip gražu. O, čia dar ir spalvos gražesnės ant foto. Aš pafilmuosiu. Aš galiu pafilmuoti tą. Tu pasižiūrėsi, kaip čia gražu. Man čia visur gražu. Čia va, gražu. Kelias toks, kur nesimato, kur toliau važiuojam. Kaip gražiai ten tolyn. O ten koks slėnis gražus. Va, atviri. Čia kažkas gyvena tame kaime. Prisėdus, kaip čia baisu važiuoti. Čia tokio stataus kalno. O jeigu siaubas, kaip čia baisoka. Oi. Čia vat tokie krūmais atskirti plotai. Anglijai kaip visą laiką čia matyti. Tiesiog atmatavimų nereiktų. Iš naujo daryti. Jie savo atsiskiria krūmais tokiais. Arba sienelėmis tokiamis tvoromis iš akmenų. Ir ramiai savo. Viskas sutvarkyta. Kadastrai vietoje. Čia tokie laukai. O, kažkas vaikšto. Dabar žiūrim kitoj pusėj, koks grožybės darosi. Aš tau neužstoju čia? Ne? Ne. Čia toks rimtas labai. Čia labai rimtas vairavimas yra, nes
Kojytės matosi. Ožkytė kreiva koja, kalnelė apkapoja. Bet čia dar labai gražu. Būtų griekas nenufilmuota. Labai gražu. Labai gražu. Tu žinai ką? Aš kažkaip galvoju, Ką? kad mašiną reiktų tau keisti. Vat šitie ragai trukdo man filmuoti. Vėl. Kai važiavom į tą torą, senį torą, tą Star Tor, Na, tai tau irgi taip atrodė. nu bet man dabar neatrodo iš tikrųjų, Todėl kad reikia trukdo mašiną filmuoti. keisti. Kas čia per netvarka? Oi, siekus įvarys. Netvarka, sako. Netvarka. Visai netvarka. Ką padarysi? Tėvas davė netvarką, tai važiuoji su tokiu mašina, kokia nevažiuoji. Su mašina kaip mes lipsime viršų. Su mašina? Taip. Neslys? Gal net nereikia įsivažiuoti pro tą pačią pusę, kai važiuosi. Už 200 metrų pasukite dešinėn. Dabar. Pasukite dešinėn. Tada pasukite kairėn. Pasukite kairėn. Tada kelionės tikslas bus kairėje. Gerai, kažkur tas įsimasnė. Kelionės tikslas yra kairėje. Tai va, užsimokėjom 8 svarus ir einam dabar esam aikšteliai. Peak District, Kasteltonas. Kasteltonas tai yra kaimas. Gražios vietos, yra kažkokie fragmentai griuvėsių, todėl mes galim ramiai savo eiti. Tiesiog biškį palaukė, nustato vietą navigacijai, kur esam, kad turėtumėm kur grįžti ir mes jau keliausim. Bolius liepė nepamiršti kameros. Dabar, kaip Niekada. Tiesiog pasakiau, kad kameras nepamiršiu pridintų, jeigu aš pamiršiu. Niekada Ей, сейчас сосиска сказала, попала. что у нас места мало. Kad tu nepamiršk kameras dabar. Nepamirsk tik duonos. Tik nepamirskite duonos. Taip pat kameras nepamirškit. Pat kameros ne. Aš jau pamiršau, kas yra ledas. Kasteltone esam, su Sesiuku einam Kasteltone. Sesiuks buvo pirštinę pametęs, bet radom sėkmingai. Naktį šaltelis iki 2 laipsnių nusimato. Oho, šalta nosis šala. Aš galvojau, kad bus kokie 8 laipsniai šilumos. Bus čia 8 laipsniai šilumos, jis raudonom nosiam vaikšto. Kaip prisimenu kokią melodiją. Dėdė, ko tu negėdi, kogi tu gėdausi su raudonu nosiu. Tai čia apie mane. Kas Sesiuko labai juokinga. Ne apie Sesiuką, čia apie dėdą. Čia apie mane. Nu, ko Žiūrėk, kokie. negėdu. Aš gėduosi su Sargiai raudonu slidu. nosim. Nu. Okay. Tai mes einam. Kokia įdomi civilizacija, ne? Prisidaro visokių maršrutų ir kai neturi ką veikti, keliauja po kalvas. Bet žmonės šiandien šiaip praleidinėja laiką. Eina, tai maklinėja po tas kalvas. Ir daug žmonių. Jėzus, mano, kad čia tų tokių ale turistų. Galima pagalvoti, kad visa Anglija nieko neveikia, tik po kalvas maklinėja. Į maklinėje, į po kalvas. Maklinėja.
į visą Angliją vanklinėje. Ir nosim raudonom nušalusiam, tokiam kaip mano dabar. Ir dalelės Lietuvos dvi. Maklinėjom va link ten. Eisim per tarpeklį kitą šiandien. Nes per kalnus mes lipti nenorim link Mamtor, o tarpeklis gražus. Vakarėjom, užvakarėjom per tarpeklį, šiandien praeisim. Ir rytoj eisim. Ir rytoj eisim. Ir eisim. Ir per tarpeklį eisim. Vakar buvom, šiandien einam ir dar rytoj eisim. Eisim. Vat koks Cavern. Einam pagal kalną, į kalną nelipsim. Mes nedurim, kad per kalną liptumėm prie kito kalno. Tikrai nedurim. Kom būt durniem. O kalba vėlės nuo šalčio. Biškut šalčiai yra, kaip nekeista. Ne biškut, tai čia normaliai šalčio yra kažkaip tai. Nu kalnai vis tik tai. Kalnuose. Kas jėgas? Aš manau, kad jau oras yra družok. O kaip tu manai? Draugelis. O kaip manai, kaip ta uola pasivadina ten? Ola tai yra. Ola. Mamatoras. Mamatoras yra viena vardis, pavadinimas tos viršūnės, kur mes einam. Bet mes pereisim pirmiausia šitą tarpeklę. Aš jau nežinau vardo. Galbūt surasiu. Ateinam iš Kastiltono. Tarpeklis pasivadina Vinat Pass, pavadinimas kilęs iš frazės Windy Gates, kuri reiškia vėjuoti vartai. Šis pavadinimas atspindi tarpeklio geografinę padėtį ir sąlygas. Siaurame slėnyje dažnai pučia stiprūs vėjai. Laikui bėgant frazė buvo sutrumpinta ir perdirbta į dabartinį pavadinimą Vinat Pass. Smagu turėti šitokį pakeleivį, kuris tyriai neseina savo. Ir jokių problemų. Palyginus, jeigu kas nors skundžias, tai tik nesisuks. Greičiau jau aš pradėčiau skustis. Ten iš tikrųjų mantras ornamentas. Mes susėsę draugeliai. Labai geri. Vienam draugeliai barba snarglis. Kitam draugeliai liulis. Vienas kito verti. Aš pagražinsiu šitos olos vaizdą. Nai. O šis ženklas skirtas įamžinti visiems klajokliams, kovojantiems už viešą prieigą prie pelkių, kalnų. Tai dabar mes jau einam čia su Loreta einam. Oho. Ten viršui įstrižai avis stovi. Na, čia kauburėliai. O viršai dar ir saulę pamatysim, ko gero. Užraktai labai tvirti, kaip per 12 kėdžių, o paleidai ir iškart duoda. Per ruslopą kitą juokauju, čia buvo juokas. Gavau pats. Taip, dabar matom mano storą. Neskubėkim, atvaro mašinas, jos nestabdys. Tai čia jas be galo. Sėsiuk, nesprūdėk. Sėsiuk spurda, nori išsprūsti. Sėsiuk. Klausyk, bolė. Einam. Dabar jau gerai buvo. Dabar einam. Einam. Čia atsargiai sėsiuk gali slidu. Čia vėl 12 kėdžių spiruoklis. Ten ne visai tokia. Ir mes esam vėl Windy Knoll. Kur einam mes, susėsiuku, nežino nieks. Nueisim Mamatoron mes, nebus pipėts, nebus pipėts. Kur einam mes, susėsiuku, nežino nieks. O nieks. O aš užsiminėjau. O nieks. Ne. Nieks. Aš užsiminėjau, tai nusileidžia balti batyčiai. Reiškia, čia kažkur šalia mašiną pasistatė ir užlipo. O mes ėjom per visą kaimelį, po miško papėdę, per balas, per apsnigtas pievas. Jau labai pavargę. Jaugus. O jau kaip pavargę. Jau aš paškoju. We've been here before? No. No.
filmuosim Pricėlę. Tai matai, Nu, čia vaikas. Čia ir vaikus. Neišėjai. Ir šunis kelia. Šuniukus užkalė. O mes pasiekėm savo O aš tai slepiuosi nuo vėjo. navėją kukliais piršteliais, pasiekėm fingerprints. Palikom ant mano toro viršūnės. Eisim dar toliau. Kuvekšto mes susėsiukų nežino nieks, o nieks. O nieks. Nufilmuok. O ten labai gražu nesąlė, eisi skait. Aš dabar mokysiu Polį filmuoti. Nes ką reikia filmuoti, kas gražu yra. Polį filmuok čia. Žinau. Filmuok tu. Va, filmuoju. Čia mes einame tuo keliu. Kelias pridėjo. Ir dabar Ir dabar žiūrime. vaizdas. Čiū, lėktuvas tenais leidžiasi žemyn. Ajajum. Čia man motoras, nuo kur mes leidžiamės. Tai mes dabar einam susisiuku, jūs negalvokit, kad mes žinoti susikabinė. Mes tikrai čia kalnuos nesugalvojom žengti ir negalim. Juos nenorim. Šitą mes susisiuku šon, suprašiau, sušalo, o iš tos pusės, kur rodau, šiaurys vėjas pučia. Ko gero, ten yra šio šiaurė. Ir susisiuks tikrai sako, nedais, nes kaulai barškai jūs užsat baigė. Boliu irgi ne ką geriau, bet susiglaudėm, davai einam, kenčiam. Nu, palapiniai nenakvosim tada to. Tai va. Važiuosis mano. Aš nesispjoju, neteks. O, leiskim tos žalius žmonės. Tai va. Nebėra tokie vėjas. O čia kažkas kažką darė. Ten kažkur kažkas. Čia mažesnis vėjas bus, o ten labiau dar mažesnis. Kol daeisim Kasteltoną. O Kasteltonas yra mūsų mašina palikta ten. Ne, per tokį vėją. Kiek čia yra įdomu? Metrų per sekundę. Daugiau nebeisim tai. Pažiūrėsim, koks vėjas. Čia vaizduok, kad tai blogai yra. Aš žinau, kad tavo ranka kenčia, bet man šonas skauda. Sesiuks pipipiuks, kažką pipipipipipi, galvojat, aš girdžiu, kad nors sako, rankas skauda, kažką girdžiu. Neveskite niekur mane. Nu gerai, neveskite. Sesiuk, kur mes buvom? O ant mano toro vėjo kažkokioj tai nelaimėje. Kažkur tai sako, ant mano toro vėjo. Dabar sesiuks mūsų manęs klausė, mes čia taip aukštai užlipom, boli, nu? Boli, mes čia taip aukštai užlipom. O, sesiuk, aukštai. Eik tu savo. Negali būti, kad mes taip aukštai užlipom. Ne, nu, būt negali, bet mes užlipom. Buvom ant mano toro, dabar einam sušalę kaip skrebukai, jau ir bolis pradeda šalti jaustis, sesiuks tai jau skundėsi biskutį. Palauk, mes ne O tas šuniuks net apsirengė. Mes pra čia ėjom. Mes ėjom pra čia. Čia žalų giraitė ta. Tik sesiuks pasakė, kad duos man į snapą. Ne, aš pasakiau, kad duosiu snapą. Nu. Man pasakė, kad man tas snapas trukdo žiūrėti, dėl to aš neatsimenu kelio atgal. Aš atsimenu kelią atgal. Man tas snapas netrukdo žiūrėti visai. O, kaip gražiai. Nu, gražiai. Čia vienas su šortais eina, jam vasara. Tiesiog sakė, grįž jam bus amin ziuzė. Plikom kojom pašnė. Neisi. Nei kartą. Tiesiog sakė, neik, nes čia gali ir griūti. Gal ir šiandien gali, nes nežinau. Griskai. Tai mes ir neimam. Palieku tai iki kito vizito. Aš daug panesis. Tik praėjom 12 kėdžių vartus vėl. Gavau rurodai. Ir taip intensyviai sudaro, kad tai tada bez vienas pakabint sukesti su žmogu. Net aš susikeikiau. Net sesiuk susikeikė. Sakė, kaip sakai? Vėjo nėra žymiai geriau. Kažkokia tai ferma. Ferma turi arkliukų porą. Ai, ten skudurai galvoja, arkliukai ganasi. Ne, arkliukai ten uždėti. Arkliukai. Suskanytėm. Tiesiog, kaip tau šiandien kol kas? Normaliai? Gerai, viskas gerai. Viskas gerai. Svarbu, kad vėjo nebūtų. Nuraminkit vėją. Taip, dėmesio šitų visų vietų vėjai.
Nurimstat. Nurimstat. Ramiai. Ramiai. Čia kelias tęsiasi. Jisai. Toliai. Tarpeklį veda tas kelelis. Veda ves. Einam iš Mama Toro. O mes vis einam. Iš Mama Toro. Kas yra toras? Toras Žinot, kas yra toras? Tai pasakys Audrius, kas yra toras. Išeinim torą. Būni Grenamorė. Tai ir yra toras. Ne. Tai yra tokie skersi keliai ant to toro. Ar kaip čia? Ropė kažkokia. Nuostabius vartus atidarom. Apledėjusius. Apledėję, tai tikrai apledėję. Atsargiai, dėmesį. Slidu. Labai slidu. Ir dabar darysim pratimus sesiuko gantelis. Vietoj gantelio traukimas bolio rankų. Lifehackas, kai neturi gantelio. Op. Pilnai net leidžiam. Op. 2. 3. 4. 12 kartų. 5. Nesistojam. Tiesiai nugarą 6. Iš nugaros traukiam. 7. 8. 9. 10. 12. Svarbu darant pratimą šypsotis. Kur šypsenos? A kur šypsenos? Nu, 1, 2, 3, 4, iš nugaros 5, 6, pilnai net leidžiam, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Taip, labai. Tai dabar mes jau Kasteltone daėjom iki miestelio, nors mumis ir tamsoka, bet mes nieko nedėjome drąsus ir einame pažiūrėsim kažkoks kriokliukas ar upelis, kažkoks slengstis čia yra, ar kas yra. Tai vat, matom upelį kažkokį, todėl ir suviliojus ateit biškutį. Kaimelis tai akmeninis, grinai. Čia įdomus kaimelis, klausyk, čia reikėjo dieną mums žiūrėti. Kodėl mes šią naktį? Virš žibinto žvaigždė, čia upelis teka. Čia papuošta kaip nuostabiai. Čia yra Kasteltonas ir mes su Sesiuk vaikštom Kasteltone. A ne, Sesiuk? Aha. Kasteltonas. Upelis eina. Ir pagalvojom, gal čia viešą vietą, negalim čia vaikščioti. Bet vis pavaikščiosim. Kaimelis Kasteltonu vadinasi. Čia suoliukai yra. Akmeninis narklio gadinės. Ir čia tvora, negalima mašinom įvažiuoti. O kaip čia įvažiavo kažkas? Sesiuk, kur mes atvažiavom? O, mes atvažiavom į Tarpeklį. Tarpeklį. Kaip dar galvoti? Mes ten ant viršaus turėsim užlipti. Jėzus Marija. Ojej, mes ten neužlipsim. Užlipsim? Kaip kažkom keturiom. Čia va pilna vietų. Blemba, kokia didelė. Žiūrėk, pakeli galvą. Net galva sukasi. Žiūrėk, kokios šakės, kokia didelė. Eina sau. Jagusi. Galvą pakeli. Gali galvą pakeli. Žiūrėk, galvą pakeli. Ir aukštelnikas gali nugriūti. Atrodo, kad jie griūnant. Niekaip neina perteikti šito
tikriausiai su kamera. Kaip čia viskas, o Jėzus mano, kaip čia aukštai. Kaip čia viskas įspūdinga. Oi. Man net galva sukasi. Aš čia lipu neaišku kur. Sesiuk, ar tau patinka? Labai. Taip labai. Taip labai. Sėgus kaip. Einam mes čia visokiom įdomiom gatvėm. Žiūrim visokius čiūdus. Gamtos. Stebuklų dariai. Savo kūrinius demonstruoja, išpastatė šalikelėse. Kur einame mes su broliuku? Nežino nieks. Kad jis nežinom, kur mes einame. Sesiuk. Ką? Kaip daro karvytė? Mumu. Sesiuk, o kaip daro Oškytė. eziukas? Puk. Sesiuk, kaip daro? Kavatė. Mes čia eisim mišku, kaip sakė. Aš biškį bijau. Čia mes turėsim eiti šituo mišku, kilti viršų. Sesiukas, nevadydų sesiukui, gyvena ant jūros kranto. Todėl Kalnu bijau. nenori eiti, ignoruoja kelius. Ignoruoju. Todėl, kad gali nuplukti. O čia nenori eiti mišką, nes yra kalnai. Ne, Ir mes bijau. eisim į tą pusę. Bet mes ten kur eisim mišku? Taip. Nu gal ne iki mišku. Einam keliu. Aha. O tenai, va dabar aš pasakysiu, tu čia už viską papasakosiu. Tenai yra tokios kortelės padėtos. Tokie vat koliukai prieš tą keliuką į viršų. Ten parašyta rekomenduojamas kelias 200 metrų aplinkui. Nes ten žmonės dabar nulipo, tai repečkom, va šitai va repečkom. Aš ten eit nesutikau, ten per daug pavojinga, aš netoks ekstremų mėgėjas kaip brolis. Viskas. Interviu baigtas. Su Loreta šį kartą atėjom iki Black Rock National Trust. Ir ten Black Rock Quarry, 1/4 mylės, 500 metrų kažkoks quarry, George Walk, Cheddar via Black Rock. Tai čia į Cheddaro nueisi, tik neaišku, kur išlysi, ar prie mašino ar ne. George Walk, Cheddar via. Žodžiu, kai buvau vienas nesenai, aš iki čia nebuvau dėjęs. Bet šiandien Loreta pasakė, kad eit reikia, taip kaip rodo rodiklis, mes paėjom 200 metrų ir radom šitas nuostabius posūkius. Aukštai užlipom. Va, Loreta taip sveikai išraudus viską. Viską, o sveikai, pažylės toks, sveikai pabalės. Sveikai pabalė. Iš baimės čia, oi, nes nejaučiam, kad mums visai nesunku. Nieko savo nesunku. Išraudė sveikai Mano ir raudė. kojos jau tokios. Nežinau, ar kojos mane neša, ar aš kojas. Poliaus pastas. Žiūrėkit, atkreipkite dėmesį, čia yra vartai. Bet galvoju, į tą pusę atsidaro. Taip. Į Nikriną ir užsidaro. Užsidaro, nieks neleidžia. Vėl aš galvoju, gal taip atsidaro. Čia vartai, kad neišeitum. Geras. Visas joks pasidėjo visą dieną. Durnių anekdotas kalėjimas kažkoks. Loreta eina. Čia storas žmogus, jis dar galima storėti, nebegalima Čia iki tam tikro, jeigu biški tik tais netoks lieknas kaip mes, ir jau nebepraeis. Viskas, jau čia storesniam žmogui be šansų. Ir jau nebepraeis. Viskas, dabar tu matuokis, ar tau galim tą storėti, ar nebelabai?
Nu, pilvai trauk pilvą, nes... Iškvėps oro. Iškvėpkite orą. Nu. Aš nematau, kad... Nosis nepralenda pilna. Nosis nepralenda. Lauk. Nosį padarau plokščią. Pakelt nosį. Eina. Eina. Atėjom su Loreta prie Tarpeklio kraštą, prie Bedugnės. Kaip tas esi baisu? Čia dabar jau baisu. Kiek čia? Kaip nuo Dangoro išėjo. Tik jau neik ten. Neik ten, tai mes neįsim. Nėra reikalo ten eiti. Va tokie aukščiai. Aukštai. Eina. Žiūriu, kad man kepurės nenupūšė, tik tai nebepagausiu. Labai arti mes esame. Ne, neveikiam. Žiūrėk, čia uolienos nusivyrė. Ne. Toliau, man baisu. Einam toliau. Čia tokie tyrlaukiai aplinkui. Matosi. Mes einam kaip kokie traktoriai per kiaurai akmenis. Bet čia kaip pavojų. Žiūrėk. O jas. O čia baisu, ką? Eina švilt, man galva Žiūrėk, kaip ten atrodo. O, juopšik man. Mes čia užlipom ant tų uolų, kurie atrodė man baisybės didžiausias. A ne? Na jo. Biški čia mes, kad neįsibėgim, kad laiku sustabdytumėm. O jau. Oi, mama. Ne. Biški nejauku. Nejauku? Kaip balkonė pasegė, 5 aukšte. Kaip balkonė. Sesiuk. Sesiuk. Eik toliau. Geriau. Batas tai jis matmonė. Lipam žemyn žodžiu. Loreta dabar filmuoja batus. Kaip grįžom. Filmuoju, o fotkinu. Batyčiai. Kokie batyčiai, žiūrėk. Jėgos, iš kur mes grįžom. Mamma mia. Va, kokie batyčiai. Murzini. Labai aiškiai šio Rolling Stones. Perskaičiu. Čia yra. Iš karto aišku. Čia yra Rolling Stones. Šitas sesiukas, tas sesiukas perskaitė, kad Rolling Stones, Rolling Stones. Ir dabar čia reikia arba 2, arba 1 svarą galima, arba į taupyklę šitą geležinę, nesudaužomą įdėti, arba QR kodą nukopijuoti. Prašau man išrimti piniginę. Prašau rimti piniginę, Rolling Stones bus paremti piniginė auka 1 euras svaras. 2 svarai. Čia iškart matom kažkokius tai akmenis. Kažkas tai. Reikia pažiūrėti, kas per akmenį. Vaikšto tetos, dėdės, jie vedžioja šuniukus. Tačiau ateit kažkokie akmenis. Ir biški malkų. Tai vadinas aukuras, čia laužą sukurti gali. Čia yra vartai. Čia varteliai. Per vienus įėjama, per tuos jau galim ir išeiti. Ne, tenai einam. Ten einam. Nesveika per daug vaikščioti kiaurai. Nu ir einam dabar tų Rolling Stones paieškoti. Einu pas Loretą, kažką jin rado.
kažkokia antena, kuri siunčia bangas į... Kuo skleidžiamos bangos? Kosminės bangos. Džiaugsmu. Su džiaugsmu. Čia reikia apsisukti 3 kartus apie savo ašį. Ir viskas, ko tu nori, pildas. Redstone tokie. Redstone įvykdė savo darbą. Visi akmenys tau padeda. Sekantis metai bus geri. Išimsi mano. Čia manas įsiuks. Jis man laiko pirštinį. Nes mano vieno pirštas... Aš esu... Man reikia filmuoti ir vienas pirštas Aš šalia, buvau kitas nešalia. ginklanešys. O dabar aš pirštinenešys. Pirštinešys. 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 Nešikys. Tai dabar, brangieji, einame ir žiūrime šitą akmenų ratą, kiekvieną akmenį. Akmenį kiekvieną žiūrime, atskirai apžiūrint kiekvieną jo detalę. Tai žiūrėkite pirmą skylutę. Čia yra skylelė. Čia yra mažesnė skylelė. Čia yra samanos. Tai žiūrėkit, kiekvienas šitas akmuo turi po skylelę ir po samaną. Einame, apžiūrėkime visas skyleles. O kai atsisveikinsime su šituo akmenų ratu, sakysime, viso gero skylutės. Bolį, ne, nu, ne visai, bet biški. Kartais būna. Tiesiog šiandien netavalgiau. Šiandien saldžiai privalgiau, tai nekreip. Nu, tai žiūrėkite, aš iš tikrųjų neversiu jūsų žiūrėti kiekvienos skylutės. Bet jūs pasižiūrėkit, va, zigzagais. Žiūrėkit, rozę radom. Čia radom rožę. Bet tikrų tikriausiai. O, žiūrėkit, man tikrų tikriausiai, jinai gyva rožė. Gyva rožė. Rožė, kokia gyva rožė. O, čia tikrai rožė. Tikrų tikriausiai gyva rožė. Nu, gerai. Matai? Gerai. Seka. Eidam aplink apžiūrėti. Gražiai. Palieka kažkas rožės kaip kokios kapinėse. Reiktų istoriją pasiskaityti iš tikrųjų šitų akmenukų. Čia akmenukas. O, aš centų radau, žiūrėk. Neimk čia palikti. Kodėl? Ištiks nelaimė, jeigu paims. Aš čia ne tik tai centų. Čia daug kas kažką palieka. Čia yra kažkoks ratas. Šitą ratą vadina mažuoju Stonehenge'u. Girdėjau. O čia, bet, nu, čia per laiką išgriaužti. Tie yra akmenikai. Labai išgriaužti. Mes einam ir žiūrime juos. Pažemė apšarmoja, šalta. Ir aš tos pusės dar juos nufilmuosiu. Tai įdomus akmenys. Ką reiškia, kodėl čia išdėstyti. Šventyklas, aukurai, laudėlutės ir taip toliau. Čia vat yra kaip kokių čiukčių. Yra kažkoks maišiukas, jo lies negalim. Tame maišiukė kažkokios tai jogelės sudėtos. Čia yra kažkoks tai vat, gal čia kalėdų rašteliai, čia norų medis, karandukai, žiūrėk, ten norų raštelis medis. prisektas. Raštelių ir visokių Kaspinėlis prisekta. prisektas. Kaspinėlių. Kapšeliai su kažkuo tai. Ir visas norų medis su kankorėžiais. Žiūrėk, dar centų įdėta. Čia kažkoks melionas sudžiūvęs. Žiūrėk. Centų įdėta į maišelį. Geras, čia aitvaras. Čia aitvaras. Čia atvaras. Čia plunksna su kažkom. Tai šiandien išsindžio dar ne. Čia plunksna, indieniški motyvai. Čia koks nors norų medis. Čia jo, kad nekabinėtų. Kaspinai. Virš tų kaspinų dar kaspinai. Ten buvo draikstami apvali išpinti iš medžio ir iš žievės. Kažkokie tai irgi dalykai. Nu, fainai čia praeiti. Čia pagonybė kvepia. Žiūrim toliau paveiksliuką, kas tas yra. Yra medžiai. Džiak, tai mūsų nebuvo, nieko nebuvo. Dabar priėjo pilna. Tokia mes labai ilgai žiapsojom. Buvo proga apžiūrėti vieniem. Nu nieko. Užtat nuotrauką pasidarėm.
Žiūrėk, inkilų kiek tenais privaryta. 4 iš visų pusių, jiem čia gal gerai čiškės ir gyvena. Kurį laiką buvom vieni, o dabar atsirado žiūrovų, kurie vaikšto aplink, turistų ir žiūrinėja tą ratą. Akmeninį, senovinį, garantija, senovinį čia kvepia kaip, rusiškų žargonų, kaip pidaki. Čia plokštumų, gal kažką dėdavo. Čia vėl kažkokie tai dalykai. Akmenys seni išgraužti vandens greičiausiai, tokie nebuvo, kaip ir nuo pradžiai. Biškutį primena antkapis, yra rožės visokios paliktos. Gėlės palieka, gyvas rožės. Loreta rado rožę vėl. Čia rožė gyva. Gal čia kalėdų progos, sakau, pavyzdžiui. Čia dar kapeikų primesta, žiūrėk, čia monetų. O, žiūrėk, čia pažiūrėk, žiūrėk, čia moneta. Kas ką gali, kas tą kaišų. Dabar su Vesi pamatėm Whispering Nights. Nights atrodo lyg tai kalvis. Šnapždantis kalviai. Einam tų šnapždančių pasižiūrėti. Šitą linkmę. Nu tai žodžiu, dabar einame, susisuko, ar žino nieks ar kas, kur mes einam. Nieks nežino ir mes patys dar nežinojom. Snapždantis kalviai pasivadino. 3 akmenys kažkokie tai. Mes einam, va jie ten bus. Žmonės kažkurie jau nusispjauja ir grįžta, bet mes dar nespjaunam spjauti, bet nebūtinai. Ne. Todėl nespjaunam. Nosis šala, man biški kojos šala, pasiekti pas babuką nosis šala, pas mane irgi biški pradėjo šalti. Kol nepasakė, nejaučiu. Tiesiuk. Čia, vat, nuoroda. Šnapždantis. Nu, patys įsivelskit. Knygurtus. Knives. Ne? Knives, tailiai, knives, knygas. Įsiveršim. Nenorim pazorintis dėl anglų kalbos, bet kai įsiveršim, būtinai parašysim. Grįstas tvorelė kažkoks kelias. Čia metalas? Čia Gal čia metalas. plasmasė, žinau. Nu, gal metalas. Man pasirodė, kad metalas. Tai dabar einam į priekį, grįstas gatvės metalų arba plasmasė. Vis tiek šiek tiek dumblina, bet daug geriau negu būtų kad. Kas būtų, Sesiuk? Būtų mėšlynė. Būtų mėšlynė. Būtų mėšlynė. Bet saulė šviečia, momentais sušylam, momentais geriau. Momentais geriau, sušylam, einam kantrus, pasitikinti savim, neskubantis, nesiverendžiantis nei vienas į priekį, labai mandagus, susiderinę. Labai susiderinę. Tai ne vienam nereikia filmuoti vienam kito nugaros. Nes labai neįdomus video gaunas nueinančią nugarą. Prifilmuoja tokių filmuotojų. What? Na, negi. A, ne? Va, baigiam matyti jau. Sesę leidom ten, o čia žiūrim mes patys. Whispering Nights. Tai Staples Toms, portal Dolmen. Atsargiai nepradink ten amžiaus, ten portalinis dolmenas yra. Portalai. It is similar to other burial chambers. It is part of the Cotswold that we built collect. Čia įdomu, čia reikia išsiversti, bet aš netaip gerai valdau anglų kalbą, bet būtinai išsiversiu, kas čia yra. Gerai, einam žiūrėti, kas Sesiuks rado. Ir bėgam pas sesę žiūrėti, ką čia gero. Ir mes matom, kad čia yra. Kad čia yra šnapždantis kažkokie. 3 kartus apibėgus išsipildo visi geri norai. Blogų norų negalima sakyti, kad geri visi išsipildo. Aš jau antrą bėgiu bėgti. Ir turbūt sesė 1 kartą bėgo. Aš dabar 2 kartus jau bėgęs, dar 3 kartą bėgsiu ir visi norai išsipildys patys geriausi. Reikia tik paskutinis biškį greičiau bėgti. O vat. Tai jau dabar problemų nebus. Mano Sesiuks eina iš lėto. Jis neskuba, jis turi savo fikirinę kepurytę užsidėjęs. Bet ta kepurytė yra turistinė. Ji lydi Sesiuką visų.
Ir jis sako, dar turėti ir čia specialūs burtų akmens, o čia ir sausainių, čia yra monetų pridėti ant akmens. Ką tai reikštų? Tai reikštų što? O tai reiškia ką? Tai reiškia, kad ir kriuklelių uždėta. Tai reiškia, kad čia galima sugrįžti kaip prie fontano kokio. Ir galima pridėti pinigų. Šitas akmuo dar yra paaugęs. Kažkokiu tai vijokliu. Jie suversti į vieną vietą, sudėti. Čia rožė. Pat. Ten vėl įmesta irgi viduj rožė yra. Čia senoviniai akmenys. Ir jie šnapžda kažką tai. Čia samanų priaugę. Ir taip pat įmesta 20 pensų. Nuos žmonės meta pinigus kažkodėl, tokiuose vietose. O čia filmuoja Bolis, kuris ką tik bando atsisukti. Na vat, aš nufotografavau nuotrauką, dalis saulės, dalis akmens ir pamatėm kokį tai raudoną plėjimą dviejose nuotraukose, kaip kokia gėlelė būtų. Yra ten raudona gėlė, bet ta raudona gėlė buvo ne toj vietoj, kur nuotraukos, ar ne? Ne. Ne, geras koks. O Ir mano ta gėlė fotkas tos nuotraukos, o Ir- jos fotoaparatas to nepagavo, raudona dėmė. Ne dėmė, o tokia kaip Atsiųsi man tą nuotrauką. ugnelė. Ai, aš pats Taigi tu fotografavau. Tai va, Manau, kad tik kad nepamirščiau fotografavau. įdėti šitos nuotraukos. O čia yra kažkoks tai informacija. Tas pats pagautas. Gali būti. Čia inovacinis stendas. Va. O čia tyrimas, kažkas kažką išbarstė. Esam prie to gojelio. Aš einu tolyn, nes bus nufotkinta nuotrauka. Tuoj pat bus nuotrauka su manim. Aš einu tolyn. Dar tolyn, dar. Jau galiu. Jau galiu sustoti. Čia dabar priėjom kažkokį keistą gojelį. Užrašė Dalton Way Public Footpath. Archie Dalton Way. Žemėlapis, perlipimas, perlindimas. Galima eiti, galima lipti. Ir toks ten toliau, toks ir toks. Vat, toks. O sesė kažkart sakė, Boli, turbūt norėjo, dega iš noro nufotografuoti mane ir amžinti ant šitos laktos. Čia vat galim net pasėdėti. Sėdi ir nieko. Dabar einam mes per šių metų lapus jau paėdysis nuvaikščiojimo ir nuo dumbų į šitą štokų gojelio galą. Nu čia ne gojelio, čia tako galą, kuris šviečias. O ateinam mes iš ten. Biškį pasėdėjom. Ten. Va, ir čia dabar aplink labai tamsokas miškas. Su sakeis, kol saulė tai jisai neniurus, bet kai tik tai saulė nusileidžia, tamsu pasidaro. Čia geriau nevaikščioti. Nes iš tikrųjų prie tų akmenų yra jėgos vietos ir jie kažką tai reiškia. Jeigu čia žmonės senovės pastatė akmenis, tuos visokius ir pavadinimus parašė, aukurus visokius. Na, čia dar kas čia. Kažkie vartai, nežinau, kas čia yra. Tai neįsprasta, kaip sakant, kas čia įspėjimas, kas čia prajautų. Kas čia yra? Žodžiu, čia privati valda. Einam nafik iš čia greičiau tada. Čia mes turim teisę vaikščioti tik tuo taku. Tai priėjom tą kelio galą, čia galima į toliau, public footpath ir laukas, nieko ten tokio daugiau nebus. Čia privačias valdos, traktoriukai, iškrypti negalim, eisim atgal. Geriau eisim akmenų apžiūrėti. Tai žodžiu, buvo atrakcija dar už kelio, kur mašinytė pastatyta. Ir sakė sesė, kad ten yra kažkoks rutuliukas. Reiks eiti pažiūrėti tą rutuliuką. Eisim pažiūrėti. Jei kartais žiūri rutuliukas tą video, tai čia rutuliukė apie tave. Čia yra saulė besileidžianti. Mes einam palaukę. Vėl prieinam prie to kalvio šnibždėsio. Ten kažkas jį apžiūrinėja, vizitorių yra daug, nes graži diena, giedra, antrą dieną giedra. Nu va, tai mes naudojamės paskutiniais saulės spinduliais.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Dabar ateinam iš tos pusės apžiūrėti tą cartą ratą. Per kelią perėjom, einam kitą pusę žiūrėti. Čia kažkas dar turi būti. Ar visai arti, ar visai nearti, bet saulė leidžiasi, reikia mums pasižiūrėti, kas čia dar darosi. Atidarom vartus ir... Ir vat matom dar vieną akmenį. Labai įdomios formos, ko gero įdomiausios formos, kokia buvo. Labai įdomios formos akmuo. Žmogus atsilošęs toks. Taip, galbūt net jis turi vardą kokį nors panašą į žmogaus atsilošusio. Bet jisai labai įdomios formos. Išgriaužtas. O kodėl jis išgriaužtas? Ar tai gamta per tūkstančius metų išgriaužė? Niekas jo nedrįso greičiausiai liesti. Paulius daro atsispaudimus. Ant švento akmens. 1, Kad nebūtų šalta, 2, 3, 4, 5. Aš biškį jį pamukinu. Nu, daryk dar. Susidomėjo nuotraukomis. Grims House Gallery. Grims House Gallery tokį turi vainiką. Nu, ir einam pažiūrėti, kągi Loreta pamatė. Kaip nupiešta šalka, kaip gražiai viskas. Kaip? Tu žinai, aš iš pradžių labai nusistebėjau. Ko? Apie tos pagus, ne? Bet dabar kuo toliau, tuo daugiau man akis pripranta. Ir aš galvoju, kad čia kaip tik. Uždaryta, čia užėjė kažkokia kafe, kavinė. Biški žvaigždės tokios šviečia. Mėnuliukas matosi žvaigždė, kaip turkiška vėliava. Alchemy. Dirba šiandien. Visi jau pabaigė. Čia kirpykla. Kažkas atsikratė senais metais sofos. Visai graži sofa. Graži. Šiandien vėl atvažiavau į Kastvalds vietovėje esantį Rolstones, žodžiu. Akmenų ratą vietovė. Ir šiandien turbūt dabar temsta. Ypatingai nieko nebesimatys, čia žmonės vaikšto, pavieniai atvažiuoja. Pasižiūrėsime, ko gero. Čia yra iš paliktų daiktų, kurie galbūt prisiminimai paliekami, galbūt kaip aukos kokios, galbūt kaip norų išsipildymui paliekam medžių, pririštų visokių kaspinų, amuletų, plunksnelių. Net yra reikšmės tų visų paliekamų daiktų. Pasižiūrėsim, ko čia šiandien yra. Su manim apšvietimo lempa, tai galime žiūrėti, nors ir jau temsta. Nors visada diena šiandien buvo gan giedra. Taigi pirmas objektas paliko kažkas granatą. Nu, vat. Pagoniška auka. Antras objektas. Gyva tulpytė geltona. Čia turbūt tie patys žmonės paliko vėlgi geltoną tulpytę ant kito akmens. Vat norų išsipildymo medėsi. Pavyzdžiui, tos pačios monetos, kaip tada, kai buvau su Loreta čia. Nežinau, ar buvo šita plunksnelė maišelyje. Kažkas tiesiog šiaip raištelį palieka, daug nesitaliojęs.
Yra tokių rimtų dalykų. Kažkas etiketė. Ten vat yra iš viso pintas. O medis tai kedriokas kažkoks, kedras kažkoks nuvirtęs pusiau. Labai gražus drugelis. Čia vėl kažkas, žmonių norai. Kaspinėliai įdomu. Tokie kaspinėliai. Pats medis tai pavirtęs, bet matyt dar vis veda vaisius. Tai šiandien nutariu tiesiog atvažiuoti ir pasižiūrėti, kas čia gero dar. Čia dar yra, ką duoda pasivaikščiojimas vakare. Saulė ką tik nusileidus beveik. Akmenys tai išgriaužti tiesiog vandens, minkštas akmuo čia kažkoks. Įdomu buvo, perstatinėjimą nebuvo. Amžiams bėgant šitas ratas. Gero buvo. Whispering Nights, šnabždantis riteriai. Saulė visai nusileido, gaisai mato toli, mėnulis ir žvaigždė šviečia. Kaip ir nieko nėra prie riterių, jau matau juos. Dėl to atėjau prie tų šnabždančių riterių pasižiūrėti, aš jau visai beveik prie jų esu. Gero vienas lempų vaikštinėjai laukais, sąjunga visai, tik tai saulės belikė, jeigu teisingai lietuviškai išsireiškiu. Soliukai, informacinis stendukas minimalus. Nu, riteriai, vat, mes prie jų prieinam. Labai vėsu šičia. Ir praeitą kartą visų buvo, praeitą kartą ir šiandien buvo dienos aiškios, saulėtas. Akmenys sudėti. Tikrai čia norėta padaryti įspūdį kažkada tai. Kažkas. Čia, kaip skaičiau, kad yra ar buvo jau iškasti, žodžiu, palaidoti žmonių, susmulkinti kaulai. Reiškia, seniau kūnai labai daug, kaip ir dabar, dėmesio būdavo. Va, čia viduje yra, matau, gal jūs matysite, aš nepasieksiu per tvorelę. Per tvorelę, o jūs pažiūrėkit, kas tenai viduje įdėta. Monetos ar kas. Čia yra kažkas, moneta kažkokia. Čia tie riteriai palaidoti gal kokie ir yra žmonės, senoviai, bet kad jėgos vieta ir mistinė vieta tai 100%.
Bet kad jėgos vieta ir mistinė vieta, tai 100%. Kažkoks tai kaip ir aukuras. Aišku, ten monėtų privaryta. Kriauklytė. Stonehedžas. Kaip įdomi iš apačios atrodo. Jie susiję visi kaip kad tai kaip piramidė kažkokia tai. Nu tikrai jėgos vieta. Kalba, kad Egipto piramidės taip pat turi savo paskirtį. Ir visai nebūtinai jos yra laidojimo vietos, greičiau net nelaidojimo vietos, o jėgos vietos. O čia irgi piramidė išgauta. Neaišku, ar jos taip sukrytė, ar buvo nuo pat pradžių. Nuo amžinųjų šitaip. Garas eina. Na ką, pasižiūrėjome ir reikia eiti atgal. Tamsu, nelabai ir smagu. Kai lieki laukia vienas. Biškė kažkas tai kurtinius, nekurtinius ir nedeterminus fazanus išgąsdino kaip čirškė, bet greičiausiai tai man atrodo, jie išsigando mano lempos. Šiandien sakau, ačiū didelis, kad žiūrėjote nuo savęs ir nuo Loretos. Šiandien ne su manim, bet ji taip pat šitą video filmavo kartu ir buvo pagrindinis dalyvis. Todėl nuo Loretos ir nuo manęs Audrius linkėjimai visiems žiūrovams. Šiandien atsisveikinu. Iki pasimatymo ir ačiū dar kartą už peržiūrą. Iki!